Sebastian Libek. Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 4 dalis. Šimtabalsės plunksna. Spėriai traukė Latę į šiaurę. Iš pradžių ėjo gerai pažįstamais keliais, skersai išilgai išvaikščiotais. Bet kuo šiauriau, tuo klaidesnės atrodydavo vietovės. Ir kai užslinko vakaro blausa, kelias jam pasirodė visiškai nebepažįstamas. Taip toli jis dar niekada nebuvo nukakęs. Ir tada jis pamatė priešpriešiais ateinant mažą sukumpusią raganą. Persimetusi per pečius, ji nešėsi didelį ryšulį žagarų. Raganų dabar retai besutiksi. Nedažnam išpuola laimė jų pamatyti. Bet didžiosiose giriose jų dar yra šiandien užsilikusių. Namelius jos įsirengia pušų kelmuose ar tamsiuose akmenų krūsnių užkabariuose. Vėlų vakarą jos keičiasi raganiukave. Tada iš kaminų ima kilti lengvi gelstelėję dūmai. Juos pamatytum tik kaip reikiant įtempęs akis, nes jie akimirksniu pasklinda sutemų miglose. Latė dar niekada nebuvo matęs raganos. Nustėręs jis žvelgia į sulinkusią ryšulio slegiamą būtybę. Raganos nosis buvo ilga ir kumpa. Ant galiuko kybojo mažas žvilgantis lašas. Ausyse žybčiojo aukso auskarai. Ant galvos puikavosi plačiakraštė juoda skrybėlė su varnos plunksna. Ji žengė šniokštuodama, įbedusi akis į žemę. Galėčiau jai padėti, pagalvojo ežiukas Latė. Juk mudviem pakeliui. Tada prisiartino prie jos ir tarė: Labas vakaras, sunkiai neši, gal galėčiau padėti? Ragana regis nebuvo linkusi klausytis plepalų. Ėjo toliau, murmėdama kažką po nosim, nepakeldama akių. Bet kai Latė paėmė ryšulį ir persisvėrė per pečius, nesipriešino. Dabar jis žengė sparčiau ir net tirštėjant vakaro sutemoms, saulė jau buvo nusileidusi. Tylomis, bet užtikrinai vedė palei mišką. Galiausiai sustojo prie žaliomis samanomis apžėlusio kelmo. Praskleidusi sijono klostės, išsitraukė raktą ir atrakino mažas dureles. Mostelėdama pakvietė užeiti. Latė klusniai žengė vidun. Puškuodamas padėjo sunkų ryšulį ant žemės ir apsižvalgė. Ragana ėmė kurti krosnį, kaisti didelį kavinį ir veikiausiai nusprendusi, kad jau gana tylėti, stačiokiškai rėžė. Taip, norėjai pasirodyti paslaugus, ar ne? Tokį vaikį ne kasdien sutiksi girioje. Tokiai senai, menkai būtybei kaip aš tenka vis pačiai, kol dar gali nešioti malkas. O kurgi tu keliauji? Tai tarusi pirmą kartą pakėlė akis į Latę ir šis pajuto smigų tarsi adatą jo žvilgsnį. Suglumęs brūkštelėjo leteną per žemę ir tarė: Į šiaurės girią, Lokių karaliaus valdas. Tai bent, vadinasi tu, tas ežiukas Latė, kuris ketina iš šiaurės parnešti vandens kiltuvą, stebėdamasis tarė ragana. Girdėjau apie tave. Šįryt raiste gyvatės daug apie tave paporino. Ragana tapo labai draugiška. Latė suprato, kad pritarė jo sumanimui.
ji net nakvynę pasiūlė. Kitą rytą, kai ji susirengė kelionėn, ragana pripuolė nešina palaikė skrybelę, ištraukė iš jos varnos plunksną ir tarė: Imk ją, vaikė, tai šimtabalsės plunksna. Jos padedamas perprasi bet kurios girios kalbą. Užsikišk už juostos, matysi, pravers, kai teks šnekėti su vilkais, lūšimis ir nuožmiais Lokių karaliaus Bantūro kariais. Pabaiga. 5 dalis. Vilkų karaliaus valdose. Ežiukas Latė padėkojo už dovaną, užsikišo šimtabalsės plunksną už juostos ir iškeliavo. Pravers, pagalvojo jis. Ta ragana išties labai maloni. Bet kelionė buvo sunki, tad ji netruko išgaruoti jam iš galvos. Jis kopė į aukštus kalnus ir leidosi akmenuotais šlaitais, laužėsi per brūzgynus ir šliaužė dangų remiančių uolų atbrailomis. Norėdamas plačiau pasižvalgyti, vis įsikardavo į kokią aukštą pušį. Pailsėti kaskart prisėsdavo ant išvirtusio medžio. Galiausiai išaušo diena, kai priėjo girios kraštą. Prieš akis stuksojo Tromlės kalnai. Už jų plytėjo vilkų karaliaus Glufuso valdos. Ach, tarė Latė, dabar bus dar sunkiau kopti. Bet pasiekęs kalnų papėdę, jis aptiko tarp uolų vingiuojantį siaurą tarpeklį. Atsargiai statė kojas, o žingsniais kardeno tarp stačių uolų. Nerimastingai svarstė, kasgi jo laukia vilkų valdose. Bet kol kas viskas klojosi gerai. Nepatyręs jokių nuotykių, jis perėjo kalnus ir pasiekė girią. Tačiau vos įžengė į girią, krūmynę pasigirdo traškesys. Ir jam priešpriešiais iššoko 3 dideli vilkai, grėsmingai žaižaruodami akimis. Kas tu? Kaip drįsai pereiti sieną? Prisikišęs prie Latės, sukaukė didžiausias vilkas. Esu ežiukas Latė, atsakė šis. Aš čia neužsibūsiu, keliauju į šiaurės girią. Mat kaip, tu ežiukas Latė, susižvalgė vilkai. Tada šast apsisuko ir dingo krūmuose. Kaip paprasta, nusistebėjo Latė ir vėl leidosi į kelionę. Nesitikėjau, kad tai bus. Kaip gerai, kad turiu šimtabalsės plunksną. Kitaip vilkai nesuprastų, ką jiems sakau. Taip jis perėjo kiaurai karaliaus Glufuso valdas, nesutikęs ne vieno vilko. Visi jie tarsi skradžiai žemę pranyko. Prisiminęs kranklio korpo bauginimus, ežiukas Latė šyptelėjo. Gerasis korpas į senatvę matyt, kiek susipyko su protu. Nepatyręs nuotykių, Latė pasiekė kitą šalį – Lūšių karaliaus Tibūro valdas. Ar čia jį lydės sėkmė? Pabaiga. 6 dalis. Lūšių karaliaus valdose. Lūšių valdų ribą ženklino srauni upė, putodama ir purslodama jis skynėsi kelią tarp uolėtų krantų. Vandens lašeliai tiško iki pat medžių viršūnių. Įspindus saulei, dangumi nusidrėgė vaivorykštė. Bet kaipgi aš persikelsiu į kitą krantą, dingtelėjo Latei. Bet tada jis pamatė per upę permestą beždžionių tiltą. Jis buvo supintas iš viksvų, pažiūrėti atrodė tvirtas. Abipus upės buvo pririštas prie tvirtų kamienų. Latė nusprendė nedelsti. Juk jei yra tiltas, vadinasi, juo vaikštoma.
ryžtingai žengė ant jo ir jį tuoj apgaubė vandens lašeliuose įspindusi vaivorykštė. Ausyse ūžė nuo upės šniokštimo, skilvyje keistai kirbėjo. Bet viskas baigėsi gerai. Netrukus jis jau buvo kitame krante. Ten grįžtelėjo ir pažvelgė atgal. Kitapus upės stovėjo 2 vilkai ir žvelgė į jį žėrinčiomis akimis. Nepastebėti jie lydėjo mane visą kelią, dingtelėjo Latei ir jis pasijuto nejaukiai. Kodėl jie taip elgėsi? Atsisveikindamas jis mostelėjo Leteną. Tarsi nulydėdami gerą draugą, vilkai jam irgi pamojavo. Atrodo, jie linkę su manimi bičiuliautis, pagalvojo Latė. Bet dabar aš jau karaliaus Tibūro valdose. Kažin kas manęs čia laukia. Jis atsargiai nupėdino girios link, bet vos įžengė ją, krūmuose kažkas subraškėjo. Ir prie jo prišoko 3 didžiulės lūšis, žibančiomis akimis. Kas tu? Kaip drįsai pereiti sieną? Prisikišusi prie Latės, sušnipštė didžiausia lūšis. Esu ežiukas Latė, atsakė šis. Aš čia neužsibūsiu. Keliauju į šiaurės girią. Mat kaip, tu ežiukas Latė, tarė lūšis ir susižvalgė. Tada šast apsisuko ir pradingo krūmuose. Kaip paprasta, nusistebėjo Latė ir vėl leidosi į kelionę. Tai vis dėl 100-balsės plunksnos. Tik ji mane išmokė perprasti lūšių šnipštimą. Ir šįkart viskas klostėsi panašiai kaip vilkų valdose. Latė žingsniavo, neužtikdamas nemenkiausios grėsmingos lūšių padermės pėdsako. Diena po dienos jis vis ėjo į šiaurę, per pušynus, kurie tolyn vis skurdyn ir niuryn, per bekraštės pievas, kuriuose aplink pėdas raizgėsi viržiai ir kur kvepėjo dobilai, pro išdžiūvusius ežerus ir upes, ir ne viena lūšis nepastojo jam kelio. Jos atrodo draugiškai nusiteikusios, džiūgavo Latė. Čia regis irgi viskas išdžiūvę. Vilkai ir lūšis supranta, kad sumaniau gerą darbą, tad stengiasi man padėti. Nepatyręs nuotykių jis perėjo Tibūro valdas ir pasiekė šiaurės girią. Bet stovėdamas čia ir žvelgdamas į tolumoje stūksančius kalnus, apžėlusius niuriais bekraščiais miškais, jis pajuto didžiulį nerimą. Puikiai suvokė, kad Lokių karaliaus Bantūro tarnai, nuožmus vandens kiltuvo sergėtojai, nebus jam tokie draugiški, kaip kiti laukiniai žvėris. Pabaiga. 7 dalis. Susitikimas su lokiais. Šiaurės girios ribą ženklino milžiniškas tarpeklis, gilus, bedugnis. Atsistojęs ant krašto, Latė baugiai pažvelgė žemyn ir tas tarpeklis jam pasirodė panašus į pražiotus nasrus. Abipus prarajos, lygi pat dugno, styrojo dideli uolų kišuliai. Jų smaigai priminė plėšraus žvėries dantis. Būtų nekas, jei nusiristum žemyn, pamanė Latė. Bet kaipgi nusigauti į kitą pusę? Nagi prašom, siauriausioje tarpeklio vietoje buvo medinis tiltas, toks platus, kad arklių kinkomų vežimu galėtum važiuoti. Abipus ėjo turėklai. Net ir norėdamas nenusiristum į bedugnę. Latė apsižvalgė ir žengė tiltu. Viskas gerai,
Jis laimingai pasiekė kitą kraštą. Tada grįžtelėjo ir metė žvilgsnį į lūšių valdas. Kaip ir anąkart ties vilkų valdų riba, dabar ten stovėjo 2 palydovės ir žvelgė į jį. Latė pamojo, lūšis anapus tarpeklio atsakė tuo pačiu. Numykė Latė, dar 2 draugus įgijau. Tada apsisuko ir patraukė į šiaurės girią, vandens kiltuvą. Bet vos tik įžengė į girią, krūmai sutraškėjo, subraškėjo ir prie jo prišoko 3 dideliausi lokiai, pykčių žaižaruojančiomis akimis. Jie išniro taip staiga, kad Latė nespėjo padų pasipustyti. Kas tu, kaip drįsai pereiti sieną? Prisikišęs prie Latės sumaurojo didžiausias lokys. Esu ežiukas Latė, atsakė šis. Neužsibūsiu čia, aš tik norėjau pasigrožėti šią puikią girią. Ar neprieštarausite? Mat kaip, ežiukas Latė, tarė lokiai ir susižvalgė. Tada capt pastvėrė Latę ir dundėdami, kad net medžiai traškėjo, kažkur jį nusitempė. Ak, skauda, Latė nejuokais pabūgo, negi 100-balsės plunksna lokių kalbos nesuprato, turbūt kažką netaip pasakiau. Bet nebuvo kada samprotauti, lokiai taip rūko, kad jis sunkiai tepajėgė susivokti, kur esąs. Tapsėdami minkštomis letinomis, jie vis lėkė pirmin, pro Latės nosį, praskrisdamos susiskliausdamos užčiojo šakos. Kur jie mane tempėsi, svarstė Latė, bet pasiekę dangų remiantį kalną, lokiai sustojo ir didysis 3 kart stipriai sudavė į uolą. Viduj pasigirdo duslus trinksėjimas ir kalne atsivėrė vartai. Į rūsį jį sumaurojo lokių vyresnysis ir visi pradingo kalne, o paslaptingieji vartai ir vėl užsivėrė. Pabaiga.